Man mokslas tai ne buhalterija, o gilesnių įžvalgų generavimas, sujungimas realybės su tuo, kas mums yra svarbiausia. Ir klausant jūsų tų išvadų, tokių buhalterinių, nemokslinių, susidaro įspūdis, kad nebėra vilties pas mus atgaivinti tų tikrų sengirių, pasakiškos terpės. Labai nusodina, kai mes žiūrime į medžius, tiesiog sako taip, stiebai, kubatūrą, atvarysim sunkią techniką ir pjausim. Ir žmonės tampa pragmatiški labai, nebemato gyvenimo stebuklo, o jie tik tais, į viską pradeda žiūrėti kaip į negyvą kažkokią tais žaliavą. Supraskite, kad tokiu būdu auginama karta beširdė. Dabar klausant mokslininkų, verkti norisi. Todėl, kad tas mokslas aptarnauja labai primityvistinės pažiūras, o kur tas siekis atgaivinti tą visą galybę maitinančią mūsų dvasią, pasakiškus miškus. O dabargi mokslas kaip primityvi buhalterija. Tarp dviejų blogybių, šitokią blogybę išsirinkim. O mokslogi paskirtis surasti kažką aukščiau už tas blogybės. Kaip iš tų puvynų, kuriuos jūs sakot, kaip iš jų padaryti pasakišką naują sengirę, kur trauktų visus eiti ir kur neštų pelną žymiai didesnį ir švaresnį, kur būtų švietimo dvasinis centras. Žinot, kad senovėje negalėdavo užkariauti tautos, kol neiškirtsdavo miškų ir nesunaikindavo miško sodų, o ne šiaip plantacinių kažkokių tais dalykų. Kai mes šnekam apie mišką, mes paliečiam patį svarbiausią dalyką, tai yra, kas yra laimė ir gyvenimo prasmė. O jūs šnekat apie tą mokslą kaip negyvas abstrakcijas. Čia mes ir genetiką darom, čia ir tą. Ar jūs žinot, kad ir genai gyvi, ir molekulės gyvos, ir iš mokslininkų biski kitokių dalykų laukiama?